Kupiškio jaunimo centras ir Tavo studija pristato televizijos laidą skirtą jaunimui, senimui ir ne tik. Labas vakaras, mielas žiūrovė. Sveiki gyvi, sugrįžę vėl. Štai ir vėl mes esame su jumis. Kartu. Dabar mes jums pristatysime savo naujausius siužetus, kurie bus tikrai įdomus ir jūs taip susidomėję žiūrėsit, kad net pamiršit savo kelnes, kurios džiūsta balkonė. Prašome žiūrėti mūsų laidą. Praėjusį šeštadienį lankėmės Alizavos kultūros namuose, kur 1 metų jubiliejų šventė grupė Labas. Atvykę į miestelį pagavome vietinę gyventoją ir ją išklausinėjome. Ar žinote, kad šiandien bus koncertas Labas grupės? Žinau, bet pro šalį važiavau. Girdėjau, kad koncertuoja ar kaip. Koncerto metu visus žiūrovus linksmino merginų šokių grupė iš Puponių. Grupės Labas atvyko pasveikinti daugybę atlikėjų iš aplinkinių miestelių. Visiems naujiena buvo grupė iš Kupiškio Taškas, kuri debiutavo pirmą kartą. Mums visai netikėtai prieš pasirodymą pasisekė vieną narį pakalbinti. Ar jums žinoma grupė Labas? Jo, aišku, žinoma. Ar jūs ketinate eiti į koncertą? Aš ketinu ten groti. Kaip vertinate grupę Labas? O kodėl? Gražu. Svarbiausia, kad žmonės groja, kad žmonės kažką tai daro. Pasibaigus koncertui ir išlydėjus grupę Labas su linkėjimais gyvuoti dar daug metų, pasikvietėme juos trumpam interviu. Jie mums pažadėjo būtinai atvyksę koncertuoti į jaunimo centrą. Kaip jaučiatės po koncerto? Jaudinuos, bet gerai. Mes dar gyvi. Jūsų grupės pavadinimas Labas. Kaip kilo idėja pasivadinti taip? Pirmas koncertas mūsų buvo lygiai prieš metus ir reikėjo būtinai pavadinimą. Kadangi pirmieji mūsų renginiai šoka grupė Labas, jie kaip krikštynų proga perdavė mums šitą pavadinimą. Ar tikitės dar ilgai gyvuoti? Kol gyvensim, tol gyvuosim. Pasirodysite Alizavos kultūros namuose, tikitės pasirodyti Kupiškio kultūros namuose? Jaunimo centre tai tikrai pasirodysim, o iš kultūros namų laukiam kvietimą. O pakvietus į jaunimo centrą, ar žadate iš karto atvykti? Nu, manome taip. Ir kiek mums kainuos jūsų koncertas? Yra toks pasakymas. Už draugystę. Užgavėnės pati linksmiausia pavasario šventė, nes ateina pavasaris. Ar šventė užgavėnės, mielasai? Supratau. Iš tikrųjų šventė užgavėnės. Žiūrovė, ar jūs matėte? Kaip Stauskis valgė blynus. Kaip visi šoko, dainavo. Stauskis, kiek suvalgė blynų? Aš skaičiavau ant pirštų. Vieną blyną tesuvalgiau, o tu? Aš suvalgiau 2. Tai tau gerai, tau metai bus laimingi. Jo. Sako, jeigu daug blynų prisivalgai, metas bus sotus ir laimingi. Žiūrovė. Kiek jūs suvalgėte blynų? Mėgstamiausia dalis būna tada, kai visi eina miegoti. Šiaip labiausiai man patiko, kai prisivalgiau blynų ir smigau ant suoliuko stadione. Vat mūsų laikais visai būdavo kitaip, kolega, ar atsimena? Taip atsimenu, kaip pastatydavome šiaudų morę. Tada tą morę rengdavom senais drabužiais. Pasimdavom daug rokučių su mažais pabiručiais vaikais. Tuos pabiručius vaikus čiuožindavo nuo kalniukų, linksma būdavo. Ir tada ant galo visi tą morę. Ateidavo teta Janė, sakydavo, oi vaikai, vanagai, eikit vyt žiemos. Tada vaikai pasimdavo kirvius ir vydavo žiemą iš kiemo. Taip. Čia. Kanapinio ar lašininio kava vis dar teberįsta gal jau 80 metų. Ir visą laiką laimi. Kas? Kas?
Kanapynis. Aišku, dieną. Nes lašininis būna Ir stopras. tada žiemą eina iš kiemo ir ateina pavasaris, parskrenda paukščiukų, tyk. Vaikai veja šiuolaikiškai žiemą. Pasiema mobiliakų ir Jaunimas siunčia. tai modernus, taigi pasako, žiemą tu eik iš kiemo. Trys raidės, kurių nieks negali minėti. Ir tada žiemą iš kiemo eina. Mes morę sudeginom, la 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 la. Mes morę sudeginom, la 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 la. Nori, kad injekciją įvaryti, nori injekciją. Siūlome sudalyvauti konkurse Kvailiausios tavo gyvenimo akimirkos. Atsiskite nuotraukas ar video filmukus adresu tavostudija@gmail.com iki balandžio 30 dienos. Linksmiausio vaizdelio savininkas bus pakviestas į studiją ir jam įteiktas prizas. Už nuotraukas galite balsuoti tinklapyje www.kopjoc.lt skiltyje Tavo studija. Pakramtygumos ir pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas. Pakramtygumos, pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas.